Labas rytas, kuo nuoširdžiausi linkėjimai jums nuo jūros, rytas ir čia esu jau po 7 ir nieko nėra. Taigi šiandien norėtųsi su jumis pasidalinti viena mintimi. Šiandien minimas šventasis Augustinas, 5 amžiaus šventasis bažnyčios mokytojas. Ir išties vakar, kai minėjome šventąją Moniką, jo motiną, galime pamatyti, kokia stipri yra maldos užtarimo galia. Ir šiandien tikrai siūlau jums paskaityti aušrinę ir joje esančią meditaciją, būtent ten, kur šventasis Augustinas kalba apie tai, jog jis neįstengia pasikeisti. Neįstengia pasikeisti pats iš savęs, kol galiausiai nebuvo apakintas šviesos. Kokios šviesos? Pačios Dievo šviesos. Ir jisai suprato, kad tas maistas tai yra pats Dievas. Ir tik būdamas Dieve ir tik Dievas, kai jis yra jame, gali jį keisti. Taigi melskime šios malonės, kad mes liktume Dieve. O tai kaip liudija šios dienos pirmasis skaitinys, tai ką tai reiškia likti Dieve? Jog jis mus pirmas pamilo. Šlovė Viešpačiui tam, kuris mus pirmas pamilo, ir už šventuosius, kurie mums yra viso to liudytojai. Tai būkite palaiminti.